Mano kaip gydytojo nuomonė, iš tikrųjų reikia atsiriboti nuo visų mobilių telefonų, nuo visų internetų, kad tikrai pailsėtum, nes buvimas virtualioje erdvėje vis tik tai vargina nervų sistemą ir turi tiesioginį poveikį žmogaus psichiniai sveikatai, tą įrodė jau ir mokslininkai. Ir neįmanomas geras poilsis, jeigu mes didesnį laiko dalį vis tik tai praleisime internete ar kalbėdamėsi telefonu. Ir praktika netgi rodo, kada yra rimti negalavimai, tie žmonės, kurie ryžtasi ilgesnį laiko tarpą nesinaudoti telefonu, jų sveikimo procesas gerokai trumpesnis negu tie, kurie vis tik tai gyvena tais pačiais rūpesčiais, kurie juos ir susargdino. Tai atostogos yra iš tikrųjų labai geras metas, kada mes galim palikti visus kompiuterius, išjungti telefonus. Aš nelabai įsivaizduoju, kad šiais laikais kas nors nepasimtų telefono į kelionę. Tačiau, kad sumažint maksimaliai tą tokią riziką naudotis telefonais, tai vėlgi reikalinga, kad visa šeima vyktų kartu. Nes kada mes daugiausiai telefonais kalbamės, jeigu kažkas liko namuose, iš artimųjų, kurie mums rūpi, kaip jiems sekasi, tai nemažai dalim tai yra kaltininkai, kurie mus priverčia naudotis telefonu. Kitas dalykas, ką mes turėtume vis tik tai aiškiai pasakyti ir paklausti savęs, ar aš turiu kažkokią savigarbą, aš gerbiu save ar ne. Ir jeigu gerbiu save, tai aš turiu teisę į pilnavertės atostogas ar ne. Jeigu turiu teisę į pilnavertės atostogas, tai jokių darbų, jokių minčių apie darbus ir niekas, net ir pats aukščiausias bosas manęs neturi teisės trukdyti, kada aš ilsiuosi. Ir tada išjungiam telefoną, jokių atsakymų į skambučius, ypatingai susijusius su darbu. Ir grįžus iš atostogų mes pamatom, kad pasaulis nesugriuvo, kad darbai vyko ir tai yra tiesiog dviguba nauda, kad tu matai, jog tu ir gali pailsėti ir darbai padaryti. Tai kitą kartą tu žymiai lengviau ir ramiau išvyksi vėl ilsėtis, vietoj to, kad tu nerimauji, jog be tavęs čia niekas nieko nepadarys.